nori veikti savo netinkamus įpročius, paskaityk šitą knygą Brian Tracy, Įpročiai verti milijono. Kelis eurus, man atrodo, jinai kainuoja, tačiau šiandien duosiu vieną tipsą, vieną pratimą, kurio nėra šitoje knygoje parašyta. Bet tikrai labai rekomenduoju, neikit susiraskite. Įpročiai verti milijono Brian Tracy. Sena, paprasta, labai daug gerų klausimų gausite ir taip toliau. Pirmas dalykas. Jeigu tu turi tam tikrą blogą įprotį, priklausomybę, pavadinkim, bet kam, nebūtina kalbėti visų priklausomybių, kokios jis yra, nes jų yra va tiek, yra tokios, pasakykim, kritinės priklausomybės, aš manyčiau, kaip narkotika, alkoholis, ten taip toliau, cigaretės turbūt irgi, bet negali sakyti, kad, pavyzdžiui, persivalgymas, netinkama mityba, ten nesportavimas irgi nėra kritinis dalykas, nes dažnai dėl šitų mūsų elgesio formų, dėl netinkamos mitybos, dėl netinkamo miego netgi mes trumpinam savo gyvenimą. Ir įdomus yra pasakymas, sako, pasakyk, parodyk, kaip žmogus dabar gyvena, kokį gyvenimo būdą jis turi, pasakysiu, kiek laiko jis gyvens. Kad ir kaip bebūtų krūpų, jeigu neatsitiks kažkas tokio nesmagaus gyvenime. Tu turi suprasti, kad tam tikri dalykai tau padeda, tam tikri dalykai tau kenkia. Bet didžiausia bėda yra, kai tu darai tos įpročius blogus ir dar save už tai teisi. Tada gali nueiti visišką depresiją. Į visišką savęs sunaikinimą savo savivertės ir savo savivertės ir pasitikėjimą. Ką reikia suvokti, kad, gerai, aš matau, susirašau savo įpročius, kurie man yra netinkami, pasiimu to lapelį, susirašau dalykus, kurie mane šiandieną nervina ir tada ieškau informacijos, kaip tai pakeisti. Jeigu tu dabar esi toks, kokia esi tokia, kokia esi ir taip dabar gyveni, tau yra ok. Kad ir kiek tu besakytum, kad ir kaip bemeluotum, tau yra ok. Nenoriu dabar sakyti visų dalykų ten, bet tau yra ok dėl to. Kas tau yra? Teisingai. Kiek toleruoji, tiek turi, viskas. Ok. Tau daugiau dabar yra naudos iš to įpročio, kuris tave šiek tiek nervina, gal net labai nervina, negu jį keisti. Ten daugiau skausmo yra pačiam keitimėsi, negu nori turėti kažkokį kitokį gyvenimą. Tai tą turi suvokti labai aiškiai ir pripažinti, kad tau yra ok. Ir jeigu tu pakeisi tą viziją, tą kodėl, suprasi, kad ne, vis dėlto netinka man toks kūnas, netinka toks mano energingumo lygis ir taip toliau, tu tai pakeisi. Viskas paprasta, noriu pasidalinti vienu dalyku, kuris tau padės. Dabar pasiruoš, šiek tiek išgirsti ir gal netgi padaryti. Tai pirmas dalykas, jeigu aš esu aukščiau negu mano problemos, aukščiau negu mano silpnybės, aš turiu daugiau viduje tos jėgos, tos galios, viskas. Aš tiesiog galiu žiūrėti iš viršaus tai, aš galiu tai gliaudyti kaip riešutus ir tiesiog lengvai atsakyti tų blogų įpročių. Tai kad sustiprinti tą vidinę ašį, jeigu taip iš paprastų loginių dalykų, tai yra tavo diena, tu pažadėjai savo kažką, padarai, kitą dieną pažadėjai, padarai, trečią dieną pažadėjai, padarai. Ir taip ugdosi tavo pasitikėjimas savimi ir ta šis. Bet kaip dabar gautos energijos? Kaip gautos energijos gauti tai galiai visai? Tai dabar skirsime 1 minutę. Ištiesim rankas, aukštyn, taip tiesiog kaip sparnus, šonus tiksliau. Darysim savo krūtinę, giliau įkvėpsim, šiek tiek pakelsim galvą. Ir visą tą laiką, kol dabar esi, tą likusias 55 sekundės, kvėpuok giliau ir tiesiog sakyk savo, aš galiu. Atsimink, nieko tu neprivalai, laikyti tą minutę rankų tu tikrai neprivalai, bet pasistengsiu šiek tiek. Kaip ir gal kažkokį įprotį numesti šoną. Atsipalaiduoju nepatogume ar sunkume. Ir šitą pratimą galėtum padaryti ir 1,5 minutės, ir 2, ir 3, pagal tiek, kiek gali, nepersistengiant. Ir šiek tiek tiesiog atrodo kelis procentus ilgiau palaikyti rankas, negu man yra komfortiška. Padaryk šitą pratimą kiekvieną dieną, pamatysi. Jeigu nori daugiau, parašyk man asmeniškai, parodysiu, kokias praktikas galėtum įsigyti už visiškai simboliškai, tam, kad ugdyti savo tą vidinę ašį. Iki Saulius Bagdonas, mylimoveikla.lt.